reikia oriai gyventi, nu, tavo senatvė, žinai, kaip, nu, nereikia pasiduoti senatvė, senatvė yra gražus momentas. Ne kiekvienas sulaukia senatvės, hebra, tai yra laimėjimas. Visi galvoja, kad senatvė yra pralošimas, tai yra pergalė. Jeigu tu sulauki senatvės, tai reiškia, tu laimėjai. Tu nemirė anksčiau, nenusivažiavai, ir jeigu tu dar vaikštai, senas, gali nueiti į kavinę ledų, suolį, užsidėti perlus, tai čia yra vienas didžiausių laimėjimų. Kaip sakė, ten vienas labai geras toks šodesus, sako, visi labai pergyvena, kad jaunystė baigti. Ar ne? Nu, jaunystė baigti. Hebra, reikia pergyventi, kad senatvė nesibaigtų. Nes jeigu senatvė baigsis, bus viso gero. Ir senatvė, mano mama, o taip, jinai dabar nebegali pažiūrėti, bet važiuodavo 75 metų į Angliją, į gėlių parodas, į gėlės savęs. Mano mama yra tas žmogus, kuris prie 9-aukščio jau 40, aš nežinau, metų, visą laiką sodina gėlės. Už savo pinigus. Visą laiką sodina gėlės tam, kad būtų gražu. Ir kai kiti sako, o kam čia reikia? Aš sako, taigi bus gražiau. Tiesiog bus gražiau.